Holzak. Dakaras startavo, dabar mūsų laikas suplanuotas minučių tikslumu, o rezultatas bus skaičiuojamas sekundėmis. Didelis iššūkis, padarysime geriausia, ką galim. Važiuojame į prologą. Dakaras prasideda sekmadienį ir dabar tęsis dar 2 savaitės, tai sakykim taip, smagu, kad mes pradėjom, bet tikroji diena bus sekmadienį. Radome keletą smulkių niuansų automobilį, kuriuos norime susitvarkyti būtinai iki rytojaus. Įskridę į Brastą nuplėšėm sparnus abudu priekinius. Įprastai į Brastą įvažiuoju šiek tiek atsargiau, bet organizatoriai patikino, kad ten tik 30 cm. Bet kai mes įlėgėme ją, tai supratom, kad jokių būdų ne 30, tik gerokai daugiau. Ir tuo metu pamatėm nuskrendančius sparnus. Vėlgi, kosmetika, nieko labai baisaus neatsitiko, sparnų turim, rytoj atrodysim kaip nauji vėl.